darant bet kokias modifikacijas, turi nusimatyti, ką mums tai pakeis ir su kokiais iššūkiais mes susidursim. Gale manęs toksai dviratukas, kuris atlieka savo konkrečią funkciją ir atrodytų, tai ten tiks bet koks, ne. Šiuo konkrečiu atveju bet koks žmogui dviratukas netinka. Tai yra tolimųjų reisų vairuotojas, kuris susilanksto jį ir pasideda į kabiną. Ir tai jam tinka. Ir visi sulankstomi dviračiai turi tokią ypatybę, kad jų diapazonas pavarų yra labai siauras dėl elementariai mažų ratų ir tas dviratis jisai yra žemas ir negali dėti ten didelio perjungėjo, didelės kasetės, nes tiesiog kliūna apačia visur, priekyje negali uždėti perjungėjo, nes šio labai tiesiog didelė žvaigždė naudojama. Rėmas turi savo irgi tokį ypatybę, čia ne visada gali tą perjungėją net ir sumontuoti. Tikriausiai pasivarginus rasčiau tokį perjungėją, kuris galimai čia tiktų, bet plotis rėmo tai čia labai toksai didelis, nes balnakotis platus, didelio diametro, tai ir tenka kažką tai čia būti. Užduotis, kurią aš čia gavau, sutvarkyti ratą, kad nebetrukinėtų stipinai ir padaryti kažką su pavarom, kad būtų didesnis diapazonas. Žmogui to reikia. Ok. Pasėdi, pamastai, pagalvoji. Iš karto kyla mintis, reikia kažkokio normalaus ratlankio. Originali stebulė čia nieko gero, tai surinkinėjam naują ratą. Stebulę pasirinkau, neieškai tikrai tokiam dviračiui kažkokios brangios stebulės, bet kad tarnautų ir nekeltų jam problemų su pramoniniais guoliais norisi. Tai Hosen stebulė, 4 pramoniniai guoliai ir būgnas ir ašis ant guolių, ratlankis BMX-o ir stipinai su gerom žalvariniam galvutėm, ilgom, viską apsiskaičiuoji, susirenki naują ratą, uždedi kasetę ir šitoj vietoj reikia nepersistengti, nes uždėjus didesnę kasetę ir sureguliavus pavaras, mūsų pavarų perjungėjo letenėlė nusileidžia dar žemiau. Čia jau yra mūsų paviršius, per kurį mes važiuojam, ir uždėjus didesnę kasetę tiesiog jau kabins čia viską. Realiai tai čia yra tarpų praktiškai nėra. Dar kitas niuansas, jeigu mes uždedam didesnę kasetę, mums pakyla grandinė šitoj vietoj ir tada pradeda kabinti šitą mūsų galinį trikampį. Grandinė pati. Čia dabar irgi koks pusę centimetro, centimetras, drąsiai centimetras atstumo. Jeigu didinam kasetę, viskas pradeda čia kliūti, nieks nebeveikia, traška ir panašiai. Perjungėjas 9 pavarų, kasetė 9 pavarų, perjungė kažkur aš iš senesnių laikų turėjau, buvo ant rimto dviračio, bet jau nebeatitinka šiuolaikinių realijų, su trumpa kojele. Tai būtent 32 kasetei, jeigu mes bandytume čia ilgesnę kojelę montuoti, tai tiesiog jau pasiektumėm žemę. Rankenėlė pasidaro pas mus nebesukama, čia kaip buvo prieš tai, normaliai su spaustukais, ištisinis šarvas ir važiuojam. Tokios modifikacijos kaina gavosi didesnė negu pats dviratis šitas naujas kainuoja. Ir galėtum pagalvot, tai naują dviratį geriau nusipirkti, bet tai užduotis tai ne ta. Naujas dviratis tai netenkina to užsakovo, nes pavarų diapazonas jam netinkantis ir naujas dviratis vėl turės tas pačias bėdas, kurias jisai čia ir turėjo. Tai su laiku jam ratas į aštunkę pavirto, pradėjo trukinėti stipinai ir
Ir ir važiuoji, išvažiuoji, kažkur tai keliauni ir stop, ir niekur nebevažiuoji. Tie variantai, kurie yra brangesni, ten Bromptonas koks ar realiai iš tų brangių, tai jie jau tiesiog brangus ir kadangi jau dviratis kaip ir nupirktas, tai nesinori jo išmest šiuo atveju, nes jo parduoti neparduosi sugedusio, čia kai jisai atvažiavo, tai ratas galinis nesisuko, pavaros neveikia, viskas sulūžę. Tai ir išeina, kad kažką tai tu turėjo modifikuoti taip, kad jam būtų ir patikima sistema ir įtilpti į bent jau kažkokius logiškus rėmus. Modifikacija įdomi. Grandinė padaryta su vašku, kad jisai nesitepliotų savininkas mums kažkur tai kraudamas tą dviratį. Priekinis dantratis yra toks didelis, nes maži ratai, tiesiog maži ratai, ir jeigu mes čia paliekam mažesnį dantratį, čia galia žvaigždutės mažinti dar jau nebėra kur. Jeigu didinti greitį, tai tiesiog jisai tada lėtai pradeda važiuoti. Dėl to visi šitie sulankstomi dviratukai, kur yra 20 ratai, turi priekyje tokias didžiulės žvaigždės. Ne visada jas pavyksta nusipirkti, jeigu normalės kokybiškas užsakinėti. Bet kol kas gyva, nenudrožta, puikiai čia viskas funkcionuoja.